Labadiena. Šiandien sveikinuosi kartu su jumis ir noriu pristatyti nuostabią svečią. Ir ši moteris mane patraukė tuo, kad jos charizma ir pozityvi energija ir apskritai gyvenimo tokia, noras gyventi ir džiaugtis ir tą laimę ir šviesą skleisti labai dideliu spinduliu mane patraukė Master of Calms, kai mes buvome kartu kaip mokytojos ir aš supratau, net nežinodama absoliučiai nieko apie jūs, Rima, kad šitas žmogus yra mano sielos draugė, nežinau kas, bet tikrai žinau, kad mes ne pirmą kartą susitikome ir kad ta šviesa mane tiesiog kaip magnetas pritraukė. Tai šiandien kalbinu Rimą Vanagę, kuri pati yra laiminga moteris, kuri yra nuostabi mama ir kuri sugeba mus suaugusius žmonės vesti to mūsų unikalaus gyvenimo link ir to tokio kupino meilės ir šviesos. Tai kaip jinai save pristatė man kalbėdama, kad aš esu pati laiminga ir myliu gyvenimą ir noriu, kad aplink mane visi to žmonės būtų tokie. Tai, kaip aš sakau, mūsų visų matyt raktas į sėkmę yra smalsumas ir noras dar sužinot, dar išmokt ir o kur ir kodėl aš čia esu šitam gyvenime. Tai mes šiandien su Rima pasirinkom tokią temą, kuri tikrai labai aktuali. Ir kaip aš sakau, gyvenimas prasideda tik tai ant bedugnės krašto. Ir gyvenimas, tas tikrasis gyvenimas prasideda tada, kai iš tikrųjų mes einam į tas situacijas, kurios yra baisiai nepatogios, kurios yra tikrai sudėtingos ir kaip aš sakau, tu lipi į tą šaltą vandenį ir nežinai kaip toliau, bet kai jau pirmą žingsnį dedi, tu supranti, kad kelio atgal nebėra. Tai šiandien Rima sutiko pasidalinti netgi ir kodėl mums tai reikia daryti, ką mes tai darom ir ką tai mums duoda. Tai Rima, labai dėkoju jums ir žodį atiduodu jums. Smagu iš tikrųjų rytą pradėti nuo tokių gilių ir tuo pačiu kasdienių ir paprastų temų. Ir kai aš pirmiausiai galvoju apie tos nepatogumus, tai kaip sporto psichologės, mano pirmas suvokimas ir prisiminimas yra, kai išeini iš sporto salės ir tau skauda raumenis. Kokia pirma mintis ateina? Gerai pavariau. Tai man labai norisi, kad mūsų mąstymas būtų nukreiptas į tai, kad tada, kai skauda, mes nesakytum, o Dieve, susižeidžiau, koksai little boy ir taip toliau, koks aš vargšelis, bet sakyčiau, kažkas tai pas mane turi šansų dabar atsinaujinti, vyksta nauji procesai, o nauji procesai visada yra gerai. Tai kai išsiskiria pieno rūgštis, raumenis skauda ir tada mes sakom, o, naujas raumenukas atrado, arba sustiprėjo esamas raumuo, tai ta pieno rūgštis mums duoda tokį suvokimą, kad aš stiprėju. Tai lygiai tas pats aš verslininkam dažnai sakau, jeigu per susirinkimą niekas tavęs neužkniso, jeigu per susirinkimą nevyko to sveiko įniršio tavyje, kaip, kodėl jis taip sako, kodėl jinai taip daro, tai tas susirinkimas neįvyko jokios naujos neuronų jungties. Nes jeigu vyksta naujos tos jungtys, tai bet kokiu atveju, toks nepramintas kelias, kaip einam grybaudami, čia va tokia krūva metaforų, sporto salė, susirinkimas, grybaujant, jeigu tu eisi pramintų keliu, bus patogu, jokios šakos nebraižys tau veido, bet grybų turbūt rasi mažai. Tai norint surasti grybų, tai tu turi nerti ten kur nors, kur nepatogu, visokie voratinkliai ant veido, šakos braižo veidą, tai tas nepatogumas tau leidžia ką surasti naujų grybų. Ir fainai, tada išlendi šviesą, nusivalai voratinklius ir visą krūvą grybų parsineši. Tai va čia tokiom metaforom man norisi ir pradėti tą mūsų diskusiją, kad čia požiūris į tą nepatogumą. Požiūris ir supratimas, kad kai nusibrozdinu, odelė atsinaujins. Turėsiu šviežesnę, naujesnę. Tai nereikia verkti, kai nusibrozdinu, reikia džiaugtis ir laukti tos naujos odos. Nes kaip ir Darvinas sakė, išlieka nestipriausi, o adaptyviausi. Tai vat nepabėgdami iš tų nepatogių situacijų ir išmokdami pamilt arba prisipatogint, įsipatogint nepatogume, kad ir kaip keistai tai skambėtų, mes turim šansą kažkaip stiprėti ir augti.
Bet kodėl žmonės taip nedrįsta eiti vat, į tą nepatogumą? Žinai, vat, kaip ir tu sakai apie tą grybavimą, ne? Mm. Nu, mažas kas eis ten, kur voratinklyje, ne? Ir mažas kuris eis ten, kur tikrai tos šakos labai labai žemai ir tau reikia 4 ten bristi. Tai vat, kodėl taip yra? Nežinomybė. Mūsų smegenys nori 5 sąlygų. Yra tos 5 pagal Davidą Roką, labai gražiai sudėliotos 5 sąlygos, ko reikia mūsų smegenim, kad jos galėtų ten pilnai save atskleisti ir jaustųsi maksimaliam tokiam potencialę. Tai tas SCARF modelis žinomas, ar ne? Tai status, mes visi norim būti vertinami ir žinot, ką darydamas kuriu vertę. Tada C raidelė tai yra certainty, apibrėžtumas, tai mūsų smegenys nori apibrėžtumo. Aš noriu žinot, ką darau, noriu žinot, kas rytoj bus. Tada A raidelė tam SCARF modelė autonomy, aš turiu turėti savarankiškumo ir kažką pats nuspręsti. R relationship, turėti ryšių ir socialinių santykių. Ir F fairness ir skaidrumas. Tai tas S certainty vienas iš svarbiausių dalykų, ko mūsų smegenim reikia, kad jos jau galėtų laisvai atsipalaidavusios veikti. Tai vat atsakant į tavo klausimą, kodėl? Kodėl mes nenorim tos voratinklius, mes norim žinoti. Mes norim žinoti, kas bus rytoj. Čia dabar kalbant toks labai paprastas anekdotas atėjo galva. Žmogelis ieško gatvėje kažko pasilenkęs, taip intensyviai, susinervinęs. Kitas prieina ir sako, ką tu čia darai? Pinigus pamečiau, vat ieškau. O jei, šitoj pusėj gatvės pametei pinigus? Ne, pamečiau anoj. Kodėl tu čia ieškai? Čia šviesiau, čia šviesiau. Tai įsivaizduoju, kur mes ieškom, ten, kur šviesiau, ten, kur aiškiau, bet ne ten mes pametėm. Mes pametėm nepatogume save. Tai man, tas toksai, ir gimėm nepatogume. Ir tikrai, mes negalim prisiminti, bet daug visokių ten įdomių tyrimų, kaip meditacijose mes antrą kartą gimstam ir tas gimimas, jis tai nėra patogumas, mes per skausmą. Tai vat geriausi dalykai su mumis įvyksta skausme, išgyvenime. Tai mes neišvengiamai jį turim, bet man norisi, kad mes jį išmoktume mylėti ir pamilti. Leis pasidalinsiu metaforą. Mano šių metų number one metafora, kurią aš, nežinau, turbūt jau visose konferencijose tiek daug sakau, kitais metais ieškosiu naujos, bet šiemet dar nesibaigė, tai noriu pasidalinti ir čia. Pati gražiausia metafora, kokią aš esu dar iki šioliai girdėjus. Net pasiėmiau specialiai kriauklelę, pati parsivežiau ją, tai dar net tokia visa su smėliuku, giliai jūroj. Dugne guli moliuskas, kriaukleliai. Didelė audra kalatoja tą moliuską ir per mažą tarpelį smėlio trupinėlis patenka į tą moliuską. Peršti moliuskui nemalonu, jisai įskiria kalio karbonatą, o tai ne kažkas kitas kaip perlamutras. Ir vėl ramiai guli savo jūros dugne iki sekančios audros. Vėl kalatoja jį, kad ir švelnus, bet nemalonus tas svetimkūnis jo ten tam obuoly. Ir jisai vėl įskiria kalio karbonatą. Ir vėl ramiai guli. Tai kuo daugiau moliuskas audrų išgyvena, tuo didesnis perlas jame užauga, įsivaizduoji. Oi. Tai man irgi net visą laiką, aš kiek kartoju savo tą tokią metaforą to moliusko, tai galvoju, ašgi noriu būti kaip perlas. Tai ko man reikia? Audrų ir kuo daugiau audrų, tuo daugiau to perlo manyje bus ir tuo labiau aš galėsiu kitus žmonės puošti. Tai man šita metafora su ta kriauklelė ir tuo moliusku, jinai man tokia graži, kad labai noriu vis žmonėm priminti ir jie dalintis. Tai tik tai mums žmonėm labai nepasisekė, nes mes turim kojas ir mes su tų kojų pagalba pabėgam iš tų audrų. Pasislepiam po kilimu, vengiam nepatogių diskusijų, dialogų, o moliuskui pasisekė, jis neturi kojyčių, jis negali pabėgti iš audros ir todėl nenori, turi auginti tuos perlus savyje. Tai aš kartais, kai jau noriu slysti iš nepatogios situacijos, o tai taip žmogiška, iš nepatogios diskusijos, nepatogių santykių, sunku savo pripažinti, kad kažko noriu, bet neleidžiu ar dar kažką.
Ir vos tik pradedu slysti, sakau, ne, aš būsiu moliuskas, be kojyčių, išbūsiu toj nepatogioj situacijoj ir leisiu savo dar vieną perlą užsidauginti. Tai gal kam, nu, va šitą metaforą irgi truputėlį padės kažkaip tai auginti daugiau tų perlų savyje, nes tada tik tai mes galim dalinti su kitais. Nes jeigu aš tuščias, tai nelabai turiu ir kuo dalintis. Wow, Rima, čia man surezonavo labai stipriai. Dėl to, kad perlai yra mano mylimiausias papuošalas jau kokie, nežinau, tikriausiai 2 metai. Ir aš supratau perlo reikšmę irgi man papasakojo, kad tai yra mūsų ryšys su mūsų aukštesnėje aš. Ir dar va šitą, ką tu dabar pasidalinai, tai man taip viskas sueina ir aš galvoju, dabar man dar aiškiau, kodėl mano gyvenimas. Galiu on top dar vieną suvokimą uždėti ant šitų perlų dar metaforos. Prieš porą metų dalyvauju savo viename iš mylimų tokių tobulėjimo vietų, IIE vadinasi Experiential Educators Europe, kur mes renkamės visi patyriminių mokymų tokie jau fanai. Sėdžiu vienoje iš užduočių, patyrus psichologė, pati čia visus mokau, kaip reikia dirbti grupėse. Ir pagauna mane ten emocinė banga ir aš tikrai darau ne taip, kaip reikia, lieju emocijas laisvai. Ir po užduoties lektorius išdalina mums visiems po baltą ir juodą akmenuką ir sako, juodą akmenuką atiduokite tam žmogui, kuris jūs labiausiai užkniso šitos užduoties metu, o baltą tam, kuris labiausiai prisidėjo prie grupinio rezultato. Rima Vanagė, patyrus konsultantė, gauna krūvą juodų akmenukų. Sėdžiu prikandus lūpą, tik neverk, tugi stipri, tugi supranti, kodėl susimovei, viskas čia gerai. Žiauriai sunku buvo, lektorius pagauna mano mimiką ir sako, čia tik akmenys, bet įsivaizduokit, kad čia perlai. Kokiegi perlai brangesni? Juodi ar balti? Aš po to net googlinau, juodi perlai 10 kartų brangesni už baltus. Labai turtinga pasijaučiau, nors žiauriai nelaiminga. Tikrai po tos užduotėse jau gerokai į mišką išsibliauti. Ir jau 2 metai pasakoju tą savo asociaciją, kaip iš tikrųjų ta skaudi patirtis man leido užsiauginti ne vieną juodą perlą, kuris dabar sunkiose situacijose man leidžia jaustis turtinga. Čia dar, apie juodus. Nežinau, kokius tu labiau myli, baltus ar juodus perlus, bet juodi brangesni. Ne, pas mane tik balti, kadangi aš spalvų psichologiją šiek tiek esu baigusi, tai, kadangi tos spalvos jos daro įtaką mūsų gyvenime, tai aš kažkaip į juodus niekada, man netraukia tiesiog, aš labai intuiciją stengiuosi gyvenime vadovautis ir jeigu manęs netraukia, aš niekada net neinu. Bet čia yra labai gerai tam, kad apskritai žinotum, nes aš tiesiog irgi kaip ir tu būčiau turėjus googlintis ir pasižiūrėti, kurie vis dėlto jie yra brangesni, bet jo, apie tą nepatogumą, aš netgi iš savo patirties galiu pasidalinti savo gyvenimo istoriją, kaip aš sakau, aš kaip asmenybė pradėjau augti tik tai tada, kada, atsidūriau tokio gyvenimo situacijoje, kur aš supratau, kad, aš neturiu kitų variantų, tiesiog nėra kažkokio atsarginio kelio. Kai mes emigravom į Švediją, ir aš viena, reiškia, su vyru ir dar 3 vaikais mažais, ir tu supranti, kad kalbos nemoki, nieko nepažįsti, nieko nežinai, namą nuomoji, jisai nieko panašaus į tą, kur turėjai Vilniuje. Vienu žodžiu, viskas nepatogu. Ta prasme, aš nežinau, aš neturėjau nieko patogaus, išskyrus tai, kad tas pats vyras ir mano vaikai. Bet tu supranti, kad tau tos vaikus į mokyklą išleist, būrelius surasti ir visus kitus dalykus, ir tu supranti, kad čia nėra kam tu paskambinsi, pasakysi ir tu supranti, kad tau reikia atsiraitot rankovės, imti kibti į mokslus su kalba ir eiti ir daryti dalykus. Ir kaip aš sakau, man toj situacijai padėjo 3 dalykai. Vėjas, kadangi gyvenu labai vėjuotoj vietoj, knyga 2 gyvenimai ir labai daug vaikščiojau lauke. Tai va 3 dalykai, kurie mane gelbėjo. Nes jeigu ne tai, tai aš nežinau. Tiesiog.
aš supratau, kad tai yra tiesiog sudėtingas laikas, bet aš pro jį praeisiu. Ir šiandien dieną, jeigu žiūriu atgal, tai buvo tai, kas man iš tikrųjų davė tą didžiausią spyrį į užpakalį. Nu ir mane išmetė iš tos vietos, kur tikrai aš labai gyvenau patogiai ir man buvo tikrai, aš viską turėjau. Tai vad kalbant apie tai, kad mums išbūti reikia, ne, ir kai tu sakai, vat man dabar tas perlas ir tas moliuskas bus toksai, nu labai faina metafora dėl to, kad tu supranti, kodėl tai vyksta. Jo, dar truputėlį apie tą vat, veikti, kaip sakai, daug vaikščiau vėjuje, man čia irgi labai gražiai viskas siejasi su ta pieno rūgštim, kuri išsiskiria mūsų raumenyse, kai mes, nu, vat, sunkiai dirbam ir, nu, skauda, nepatogu, bet tuo metu raumenys liktai auga. Tai ką reikia daryti, kai raumenys skauda, nu, tu turi judėti, tu turi prasimankštinti, tu turi prasitampyti. Tai lygiai taip pat, kai mums blogai, čia visai neseniai turėjau tokį truputėlį, nu, vat, sunku gal savo gyvenime atsakymų, ieškojimo periodą. Ir labai gerai atsimenu tą rytą, kai atmerkiu akis, nei kojytės, nei rankytės nejuda. Nėra. Dopamino zero. Jėgos lipti iš lovos, nu, nėra. Ir tada galvoju, o kaip gerai, kad aš psichologas ir suprantu, kas dabar pas mane vyksta. Aš labai gerai suprantu, kad man reikia staigiai pasikrauti dopamino, man reikia staigiai daryti kažką. Nes vienas žingsnis tu gali suktis ant kito šono ir sakyti, nieko nebenoriu, nevalgysiu, nebegyvensiu. Ir tada tiesus kelias į depresiją. Apsiniaukęs cepelininis dangus, visur lyja, visur šalta, manęs niekas nemyli, aš niekam nereikalinga, aš negraži bjauri, ir užsidarau ir viskas vieną dieną, antrą dieną ir tada smegenys sako, o, galima ir taip, patogu, nieko neveikti. Ir atsiranda inertiškas įprotis savęs gailėti, savigrauža ir nieko nėra baisiau ir nieko nėra sunkiau iš to išlipti. Todėl tik pirmą mintį pagavus, kad, o Dieve, nieko nenoriu, kranas atvažiuoja už kupros, kelia iš lovos ir sako, eini vaikščiot, eini kalbėti su žmonėmis, eini ieškoti. Aš dar nežinau net ko ieškau, net nežinau kokių atsakymų, bet eiti ir daryti. Psichologijoje mes turim tą terminą ventiliuoti emocijas. Taip reikia kalbėti. Neturi ten staigiai kažkokio patikimo, nežinau, ten telefono, psichologo, jokių būdų nereikia nuo jų būti priklausomų, bet turi draugą tikrai, gali pasiskambinti. Galiausiai, jeigu net ir to šiuo metu neturi, noriu pasikalbėti, įrašyk. Man labai patinka, pastaruoju metu daug kalbama apie dienoraščių susigrąžinimą. Susigrąžinkim tuos dienoraščius. Tą skausmą reikia kažkur išdėti. Taip nereikia jo pasilikti ir pakentėsiu. Ne. Tai yra energija. Kaip Einšteinas sakė, energija niekur nedingsta. Ir iš niekur neatsiranda. Energijos tvermės dėsnį mes visi žinom. Tai jeigu tik tai turi, kad ir pykčio, skausmo, savigailos, tai visur tik emocija, tik energija. Iš karto su ją reikia kažką daryti, iš karto ją reikia kažką įdarbinti. Kai mano vyras grįžta iš skraidymų ir sako, o, tvarkingi namai, turbūt sunki savaitė buvo. Tai pilotas, tai 4 dienas skraido, 4 namie. Tai tik pas mane atsiranda tas toksai trūkumas kažkokio dopamino, šluotelė, aš šveičiu, tvarkau namuose, viskas blizga. Iš manęs draugai net juokiasi. Vėl grindis eisi plauti. Taip, eisi plauti grindis. Tai tą energiją, nu, vat, išleisti, išlieti ir kaip sunku stoti, eiti, kalbėti, daryti, pabėgioti, nežinau, nueiti į parodą, bet daryti, veiksmas, jokių būdų nesėdėti užsispaudus ir savęs gailėti ir ten save kažkaip tai guosti. Va čia tas veiksmas, ar ne? Energija turi būti įdarbinta. Ir tada atsiranda, kai eini, tiesiai kalbi, ieškai, visada surasi. Jo, nes tas judėjimas, bet man atrodo, vienas iš tokių esminių dalykų, kur žmonės, nu šiuolaikinis žmogus, tai tiesiog, kadangi aš irgi dirbu su žmonėmis, tu supranti, sakau, nu tai gerai, kiek šiandien žingsnių padarei. Jisai sako, nu tai gerai, iš garažo atsisėdau į mašiną, iš mašinos nuėjau į ofisą. Reiškiasi, ir tai yra visi jo žingsniai, kuriuos jis padarė per dieną. Ir aš taip žiūriu ir sakau, turim tai, aha. Sakau, tai tu supranti, kad reikia vaikščioti, tie žingsniai nesiskaičiuoja, sakau, tu turi gamtoje juos vaikščioti ir vat gamta, kas yra, sakau, gamta
nenuvertinkim jos, nes tai yra mūsų energijos šaltinis, kurį mes nuolat galime, kaip aš sakau, nemokamai nueiti ir pasikrauti. Ir dauguma žmonių, net nesusimasto apie tai. Čia gal dar tiem, kuriem, sunku kažkaip tai eiti. Man irgi sunku eiti, kai neturiu tikslo. Ir gali sakyti, bet pasivaikščioti tikslas. Mano smegenim reikia destination, reikia to aiškaus tikslo, kur aš čia noriu nueiti. Tai užsibrėžti net 10 000 žingsnių praeiti man irgi labai sunku, toks, betikslis 10 000 apie ką čia. Bet aš jau kai išeinu, aš tada užsibrėžiu, noriu nueiti iki tos savo mylimos kavinukės, ten išgersiu ramunėlio arbatos, tada nueisiu iki ten tos vietos, kur ten seniau dirbau ar mokiausi, prisiminsiu savo pamokas tenai, aš pasidarau savo galvoje kažkokį tai trikampį ar keturkampį dalykų, kurie mano protui šiandieną susižadins kažkokias pamokas, prisiminimus, kadangi su Vilnium pas mane daug visokių sąsajų, galiu ir sakyti, man reikia dabar gamtos, aš nueisiu iki ąžuolo, aš nueisiu iki ten beržo ar dar kažko, nuvažiuosiu į botanikos sodą, man reikia žiedų, kam man tų žiedų reikia, turiu pamatyti kažką žydinčio, nes labai noriu susižadinti tą ir tą. Tai kiekvienam sava, bet turėti tokius labai aiškius tikslus, aš prie Neries gyvenu, tai čia tokias turiu 2 kavinukės, labai juokingai. Vieną einu, čia išgersiu kambučią, tenais paklausysiu ir pažiūrėsiu, kaip šoka bačiata žmonės, ar ne? Tenais pamatysiu laimingus judančius žmonės, būtinai turiu pro juos praeiti ir pamatyti ten kelias poras, kaip jos skirtingai tame maudosi toje muzikoje, o čionais skambučio pažadins mano visą vidinį ten kažkokį procesą. Tai tada, kai aš galvoje susidedu savo kažkokius tokius bullet pointus, žemėlapį, man žiauriai fainai eiti ir aš tada jau turiu tą ėjimo planą, atsiranda kažkokia prasmė, nes man reikia susižadinti savo žemėlapį, nes aplink mane tas pats žemėlapis, kuris ir čia. Man reikia kelių pamokų, man reikia kelių stimulų. Ir tada ir einu, ir labai fainai einu, ar viena einu, ar su drauge, ar su vyru, ar ten dar kažkaip einu, bet tikslingai. Sporte yra toks pokytis. Labai gerai, kad tu tą pasakei, nes yra tokių žmonių, kuriem, jie be tikslo nesupranta, kaip vaikščioti. Jo, vieniem yra, aš einu ir man gerai, aš einu, ne, o kitiem, kaip tu esi tokia, man reikia tikslo, kodėl aš ten einu, ką aš gausiu iš to, kad aš ten nuėjau. Tai motivacija yra superinė šita technika, kurią tu daliniesi. Prisiminti, šitame mieste kokios vietos, mes visą laiką kalbam apie inkarus, ne, mes turim inkarus. Tai inkarai, kurie, mums duoda tam tikros energijos. Kokie šitą mieste, šitoje aplinkoje yra vietos, su kuriuom siejasi mano teigiamos emocijos. Mano univeras, mano ten tas pirmas darbas, čia gal kažkoks labai fainas pasimatymas, kur net dabar, kai pagalvoju, drugeliai pilve, kodėlgi paimti ir nenueiti kitos vietos, kur tada buvo drugeliai, pastovėti, yra biški drugeliai, fainai, grįžta. Tai susirinkti tuos vėlgi savo inkariukus ir 3-4 inkariukai, žiūrėk, jau turėsiu nemažai žingsniukų ir dar plus pasipildysi save kažkokią energiją. Sporte mes turim posakį antras kvėpavimas. Žinai, kada jis atsidaro? Kada? Kada įsijungia pas žmonės antras kvėpavimas? Išgyvenimas, kai tau reikia kažkur tai išgyventi, tada tu supranti, kad nėra variantų. Bet kartais nebūtinai jau turi visai pabaigti. Žiūrėk, bėga ten bėgikas arba koks biatlonininkas ir jau sako, finišo tiesioji, pažiūrėkit, pas jį atsidaro antras kvėpavimas. Ir toks atrodo tikrai jau tas žmogus ten 20-30 km pračiuožęs ir staiga rauna kaip teršilas, koks atrodo, taip kaip tu nebūtum ten tą 20 km nučiuožęs. Kas atsitiko, jis pamatė finišo tiesiai. Jis pamatė kažkokią tai ribą. Mano nuostabios anūkytės, turiu 2, Uršulė ir Vėjūnė, tai jos mano mokytojos. Ir mes einam su jom vaikštom ir viena jau nebepaina mano kojytės, jau aš nebegaliu. Nevanešk. Sakau, žiūrėk, Vėjūnė, mes eikim iki to raudono namo ir tada aš tave panešiu. Gerai, streiki ir varo, kai kiškis. Taigi ką tik tu neturėjai jėgų paeiti. Tai iš kur tos atsirado jėgos pas tave? Nes atsirado finišo tiesioji.
Va ledų ten, žinok, Ar valgys. ledų, nueinam iki ten ir bus ledai, bėgte, nenueis, nušuoliuos. Tai lygiai taip pat ir mums žmonėm, ar ne, nu, vat, kai jau visai nebėra jėgų, kai, nu, tikrai nenoriu nieko daryti, tai savo užsibrėži, nu, nors iki pirmadienio turiu išlaikyti tonusą, po to pažiūrėsiu, kaip bus. Nu, nors tik pirmadienio turiu šitam projekte išbūti ir bandyti išlaikyti aukštai iškeltą galvą, nors visas jau užkniso ir noriu ten viskas pjauti. Žiūriu, stebiu, kas su manim vyksta iki pirmadienio. Ir žiūrėk, kai sutelkiu fokusą į save, stebiu save, tos visos sistemos susibūstina, nes aš esu sąmoningas, aš stebiu save. Tai lygiai taip pat, nu, tam tikri dalykai darbe, ten gyvenime, nieko nebenoriu, viską metu ir nieko gero viską mesti iš karto. Kaip ir Jo, bet vaikams. žinai, Rima, va čia labai, žinai, va šitas labai man patiko, ką tu dabar šneki, bet dar užakcentuokim, nes aš matau, kad žmonėm yra sudėtingiausia išbūti va čia ir dabar, ne? Šiame momente, nes kodėl atsiranda va tie visi tokie galvojimai, kad užknyso, nebenoriu, nes žmogus yra arba praeity visada, arba ateity. Ir va tą, ką tu dabar pradėjai šnekėti, tai čia toks yra kertinis akmuo, kaip save gražinti į tą čia ir dabar, būti tame sąmoningume ir tam momente ir turėti tuos mažus žingsnelius, kurie veda į ten kažkokį jau didesnį, sakykime, finišą. Tai va šitą užakcentuok ir papasakok, o va kaip jį vartemti atgal į čia ir dabar. Raktinis žodis savistaba. Vėlgi grįžtu prie to Einšteino posakio, kur dėmesys, kur fokusas, ten energija, kur energija, ten veiksmas. Sutelk fokusą savistabai, į save. Ir sakai, ne tai, kad, nu, man čia kažkas nepatinka, šitas projektas nepatinka, aš su šitu žmogum daugiau nebedirbsiu, durnas, činkš, nukirpau, viskas, atsiriboju. Nu, ne. Duok savo laiko ir sakyk, nu, iki savaitės pabaigos, dar 4 susitikimai, pastebėsiu, kas vyksta. Bet pastebėsiu ne jį, o pastebėsiu ką? Save. Save. Kas vyksta mano galvoj, kokios mintys, kas vyksta mano emociniam lygmenį, kaip aš jaučiuosi, kas vyksta mano kūne. Tai savistaba duoda mums irgi tą mobilumą, tokį susimobilizavimą į savo energiją ir tada mes, kai pradedam save stebėti, kas su manim vyksta, žiūrim, kad, o, aš čia galiu, aš čia matau, galiu išbūti tame. O čia labai svarbus momentas, kai tu susitelki, nu, ten kvėpavimo technikos, kai tu susitelki į savo kvėpavimo techniką, tu žiūri, kad, o, kiek aš nekvėpavus galiu būti, arba kaip aš čia ilgai galiu ištempti tą savo kvėpavimą. Taip, kiekvieną dieną mes tenais nekvėpuojam, kad, o, čia žiūrėk, ten per 10 ar 20 sekundžių turiu iškvėpti. Bet kai sutelki fokusą, atsiranda ir jėgų. Lygiai taip pat ir gyvenime. Lygiai taip pat ir kasdienoj. Neleiskim vaikams sakyti, o, man nepatinka tas būrelis, aš metu. Gerai, neprievartauju, bet pastebėk. Pastebėk dar 4 treniruotės, kas su tavimi vyksta. Pastebėk, kokios mintys atėjus. Kadangi vaikui reikia šiek tiek padėti, nu ten iki 18 metų, tai gali sakyti, tu man grįžus, aš tavęs paklausiu, tik atėjusiu treniruotę arba treniruotės metu, kokios mintys, kaip tavo kūnas tada elgesi, kokios emocijos, pabandom jas įsivardinti. Ir tada, kai tu pradedi stebėti, visai dažnai, aš kadangi turtinga mama, turiu net tiek vaikų, tai labai turiu ką stebėti, kai jiem pradedi sakyti, nu, papasako. Daugiau. Čia tas žymusis vaikų grįžimas iš mokyklos. Kaip sekėsi? Gerai. Kas gero? Nieko. Jo. Kai klasika teisingai. Ir tada galvoju, realiai, kaip gali būti gerai ir nieko gero. Tai vėl nefokuse buvai, nepasiėmei tos energijos ir todėl į mokyklą einu taip ir vėl ir į darbą. Fokusas. Pastebėk ką nors. Mintį, dar kažką. Tai va čia tas fokusas, tai jeigu taip užrakinant, 3 pagrindiniai žingsniai, užsibrėžti savo laikotarpį, kiek aš duodu savo laiko dar pabūti su šitu žmogum, kiek aš dar duodu laiko savo pabūti šitam ten darbe, projekte,
su ta pačia mankšta, pradėjai sportuoti, ai nenoriu, man čia nebepatinka, aš neįsiu, labai pavargstu ten toli važinėti. Ne tą pačią dieną kirpk. Duok savo 3-4 užsibrėž dar treniruotės. Gerai, dar 3 treniruotės einu ir stebiu, ką šneka mano protas, ką sako mano emocijos ir kaip reaguoja mano kūnas. Ir kartais pamatysit didžiulius stebuklus. Toj pačioj auksiniai girioj per Masters of Calm aš daug stebuklų pamačiau savyje, kai neleidi savo neiti, o sakai, gerai, šį rytą nueik ir pastebėk, ką sakė tavo protas, kai reikėjo 7 ryto keltis į mankštą, ką sakė tavo kūnas, kai reikėjo 7 keltis į mankštą, o ką sakė po mankštos, o ką protas sakė po mankštos ir kaip pradedi savo fokusą sudėti, nepraleidau nei vienos mankštos, nei vienos. Taip, labai svarbu, aš kai hipnozės darau ir aš visą laiką sakau, žiūrėkit, jūs niekada nekoncentruokit dėmesio į tai, kad kaip sunku neiti į treniruotę. Jūs visą laiką, sakau, dėmesį nukelkit pabaigoj. Vau, va čia tai aš jaučiuosi, mano visi hormonai aktyvūs, aš iš viso pilna dopamino ir aš suprantu, kad vau, ir aš matau kūnas, kaip aš dabar galiu pakelti vieną dalyką, kaip prieš tai negalėjau absoliučiai nieko pakelti. Tai va šitoj vietoj, kai tu matai tą pokytį ir kai tu koncentraciją ir tą visą savo dėmesį, apie kurį jūs kalbat, reiškia, dedi pačioj pabaigoj, tu supranti, kad aš kitą savaitę vėl eisiu tą treniruotę, dėl to, kad tai suteikia man jėgų, aš noriu jas turėti. Tai va čia, kaip aš sakau, kur mes tą dėmesį dėsim, taip mes ir jausimės, kaip ir jūs sakot, kur dėmesys, ten energija. Tai čia yra jo. Aš, kadangi labai pasėdus ant metaforų, tai dar viena tokia metafora apie tą baltą ir juodą vilką. Čia tokia istorija graži, kuri irgi kartais vaikšto aplink mus. Kai senelis pasakoja anūkui, kad mumyse visada gyvena baltas ir juodas vilkas. Jie nuolatos viduje kovoja. Anūkas nebesulaukia pabaigos, sako, seneli, tai kuris vilkas laimi? Senelis nusišypsojo ir sako, laimi tas, kurį tu maitini. Tai va čia, kaip ir sakai, ar tu tą skausmą, ar tu tą energijos pliūpsnį maitini. Tai jo skauda, bet suteikia energijos. Išgyvenimai skauda, bet suteikia tau dar papildomos tos energijos. Tai tas požiūrio kampas labai svarbu. Jo, mano profesorė amžinatelis iš Maskvos, jinai mus mokydavo psichokineziologijos ir jinai sako, žinai, Jurgita, sako, visą laiką gyvenime mes turim pasirinkimą. Vienoj pusėje, sako, kelio yra gimdykla, o kitoje yra kapinės. Ir kiekvieną rytą tu atsibudus renkiesi. Ar tu gimdai, sako, ir tą pačią burokėlių sriubą tu kasdien gali išvirti kitaip. Reiškiasi, tai vat kaip mes į tą gyvenimą pasižiūrim ir tas visus išbandymus irgi pasižiūrime. Arba mes pasižiūrime, kad dar ir taip, matai, kaip man nepasisekė, tu iš karto eini į tas kapines. Bet jeigu tu sakai, rimtai, o gal pažiūrim iš kito kampo, o kodėl, kai man būna labai sunku gyvenime, aš turiu auksinę taisyklę, aš sakau, gerai. Ką aš dabar turiu išmokti? Ką dabar aš turiu išmokti? Mano vienas iš vaikų man tiek davė iššūkių, aš visą laiką į tą situaciją sakydavau, gerai, ką dabar? Aš jau tiek žinau, o ką dabar dar man duoda gyvenimas per pamoką. Ir kažkaip, kai tu užduodi tą klausimą būtent tokiame fone, tu supranti, kad tikrai tau ateina mokytojai, tau ateina knygos, tau ateina situacijos ir tu supranti, kad tik to sunkumo dėka tu tapai šiandien tuo, ko tu esi. Man dar norisi, va čia dabar tavęs klaustant, užrakinti vieną labai stiprų suvokimą, kas atima iš mūsų tą energiją, kurios mums reikia norint išbūti sunkume, išbūti toje transformacijoje, palyginamoji analizė. Palyginamoji analizė yra toks blogis, kuris buvo, yra ir bus. Mes vis lyginamės su kitais, ar ne? Žiūrėk, aš niekad nebūsiu kaip ten ta pana, aš niekad nebūsiu 90, 60, 90. Tai ką man čia sportuoti? Aš vis tiek čia neturėsiu tokių formų kaip Jurgita, ar ne? Ir taip toliau. Ir kuo daugiau aš matau šalia ten visokių labai gražių moterų, tuo mažiau man norisi sportuoti. Tai iš kur man gauti energijos sportuoti, nes aš suprantu, kad I will never be 30 again. Ir tada galvoju,
tai ir nebereikia, jau aš ir eisiu tada. Bet mano vienas mylimiausių suvokimų, vėlgi čia iš sporto srities, geriausias konkurencinis pranašumas yra būti geresniu už save vakar. Tai jeigu mes lyginsimės ir ta palyginamoji analizė, kuri neišvengiamai egzistuoja ir egzistavo ir egzistuos, bet mes lyginsimės su savim vakar ir ją nukreipsim. Vakar buvau tokia. Šiandieną ten nuėjau anksčiau gulti, nors ir 10 minučių. Vakar padariau 10 tūkstančių žingsnių, šiandieną 10 tūkstančių 10. Nors kažkokį metriką pagerinti. Jeigu kiekvieną dieną mes vis kažkaip tai būsim čiut geresni už save vakar ir lyginsimės su savim, tai tikrai nueisim labai gražų gyvenimą ir neišvengiamai visą laiką sustiprėsim. Man čia toksai suvokimas, kad jeigu čia yra mano ta vadinama jau komforto zona, arba čia aš esu tokia, tai jeigu aš jos neplečiu, tiesiog neauginu savo gal proto, emocijų, kūno, čia visi dvasios, visi tie 4 resursai, jeigu aš jų truputėlį nepraplėtinėju, tai aš siaurėju. Ne ta gerąja prasme, kurią visos norėtumėm siaurėti, bet aš darausi nebeįdomi niekam. Aš suvystu, susitraukiu. Kodėl? Nes aplinkoje tiek visko naujo ir mane visi spaudžia. Tai jeigu aš neauksiu, kažko naujo neįsidėsiu, kažkaip neužgrūdinsiu savo emocijų, dar labiau nesuteiksiu jas fokuso, neieškosiu tos atsakomybės ir prasmės, netreniruosiu savo kūno ir nuolatos jo kažkaip tai nestiprinsiu, kas atsitiks su manim, aš neišliksiu toks pats. Dažnai mes labai klaidingai galvojam. Taigi aš visą laiką tą patį darau, viskas čia su manim gerai, tą patį valgau, niekad nekenkia, darau tą pačią mankštą, taip pat ten maitinuosi, taip pat treniruojuosi, taip pat galvoju, visada padėjau ir dabar bus gerai. Ne. Jeigu tu nieko nedarysi geriau, tai rytoj tau bus blogiau. Jo, arba kitaip. Arba kitaip. Būtent, tas geriau gal jo kitaip, bet tu turi plėsti, nes kitaip yra praplėsti. Praplėsti akiratį, praplėsti sąmoningumą, praplėsti kūno galimybės, fizinės galimybės, praplėsti atsakomybių, nes prasmė ir ta dvasingumas man labai Viktoras Franklis visą laiką skamba. Prasmė gyvenime, momente atsiranda tada, kai prisijėmė atsakomybę. Už ką? Už ką tu šiame momente atsakai? Už ką prisijėmė atsakomybę? Tada pamatai visą prasmę. Kai aš pačioj pradžioj, tu taip gražiai ten mane pristatei, kad aš prisijėmė atsakomybę, kad aplink mane, mano semantiniam lauke, žmonės būtų laimingi. Žmonės būtų švarūs, žmonės gerai jaustųsi. Tai darau viską, taip, ne visada pavyksta, taip, kartais tikrai paleidžiu rupūžių iš burnos, kaip pavyzdžiui šiandieną iš ryto savo pagrandukę biškį apregiau. Ir ne fainai, bet tikrai švarinsiu, tikrai grįžti, tikrai kalbėsiu ir bus proga atsiprašyti. Nes, išsprūsta, mes nobody is perfect, niekas nesam tobuli, ar ne? Tai čia toks, labai svarbus momentas nuolatos plėsti savo galimybės, nuolatos plėsti emocinės galimybės. Taip, aš galiu išreikšti, aš galiu apriekti. Mano vyras kartais sako, jeigu tavo klientai matytų, kaip tu dabar žviegi ant savo vaikų, į streso valdymo seminarą pas tave niekas neitų. Jo, bet žinai, čia aš noriu irgi akcentą uždėti, nes čia yra labai svarbu. Aš lygiai tą patį darau, nes esu emocionali, tiesiog aš tokia esu. Ir mane pažįsta visi, pas mus italų šeima, kaip daugelė sako. Tai, reiškia, aš galiu apriekti, aš galiu nesusivaldžius padaryti dalyką, bet aš paštai ateisiu ir sakysiu savo vaikui, atsiprašau, žiūrėk, čia ne apie tave, čia apie mane, čia aš esu toj būsenoje ir dėl to aš tai pasielgiau. Bet tokiu būdu aš savo vaikui suteikiu galimybę irgi klysti. Nes jis supranta, kad ta mama nėra tobula. Žiūrėk, jinai irgi susimauna kartais. Ir čia yra normalu. Ir mes kartais norim būti tobuli visose gyvenimo srityse. Tai neįmanoma.
Nežinau kaip tau, bet man nepasisekė ir aš net nesistengiu. Aš esu, kaip aš sakau, žiūrėkit, aš gyvenu pagal taisyklę 80-20 ir aš jos stengiuosi laikytis. Nu, ta 20, aš kaip sakau, kartais mes vis tik susimaunam vienoje ir kitoje vietoje. Ir ne dėl to, kad mes blogi žmonės, o dėl to, kad pas mus būna visko. Tai vad mano vaikai irgi dabar žino, jeigu aš pradedu ten kažką rėkauti, jie sako, bloga diena buvo, ne? Tai va, ir aš tada pradedu kvėpuoti ir aš suprantu, kad gerai, aš juos išmokiau, bloga diena buvo, pakvėpuosiu ir grįšiu atgal į ten, kur buvau, šiek tiek kitą nuotaiką. Tai va, čia yra taip, normalu. Taip, tikrai labai. Čia labai svarbu ir tie mūsų mažieji mokytojai, jie mum irgi kartais atliepia, kai aš sakau, bet kaip tu manęs nervini. Ir mano dukrytė sako, mama, tugi žinai, kad niekas tavęs negali sunervinti. Tu tik susinervini. Ir tada supranti, yes, of course, aš tik susinervinau ir tada atsiprašau. Tenka pasakyti, taip, aš susinervinau dėl tavo tokio elgesio. Nes man atrodo ir tada jau prasideda dialogas, ar ne? Nu, va čia labai labai svarbu. Jo. Ja, bet žinai, kas Rima dar yra labai svarbu, kad žmonės, žinai, bijo, mes tiek daug turim kaukių ant savęs pastoviai. Ar ten tobula žmona, tobula mama, tobula darbuotoja, viskas, vienu žodžiu, stengiamės į kažkokius savo rėmus įdėti, ne, ką mes ką tik kalbėjom. Bet kaip padėti žmogui, ne ypatingai moteriai, priimti save tiesiog, nuoga gryna, kaip aš sakau, nes čia yra tas pažeidžiamumas toksai ir leisti savo būti tai pažeidžiamąją, ne, taigi ne faina, kai mums vaikai sako, mama, ką, negera diena arba dar kažkas, ne, taip ir supranta, kad kaip aš čia taip, žinai, bet kaip savo vis dėlto, būti ant tiek stipriai, kad, aš esu tokia ir priimu save tokią, kokia esu, nes tas yra labai sudėtinga. 90, 60, 90, netelpu į tuos rėmus. Aš žmona, mano vyras dažnai skundžiasi, kad aš negaminu valgyti, neskalbiu ir nelyginu, mašina skalbia, bet nelyginu jo baltų marškinių ir nelyginu kelnių su kantais. Mano vaikai kartais erzinasi, kad aš nežinau jų draugų vardų. Kažkur skaičiau, kad tobula mama turi žinoti bent 2 vaikų draugų vardus, 5x10, nežinau. Aš turėjau nickname'ą, pravardę. Aš dirbau ISM ekonomikos vadybos universitete ir turėjau pravardę. Žinai, yra deadline'as žodis, mano pravardė buvo maybe line'as. Tai įsivaizduoju, kokia tu netobulą pašnekovę pasikvietei. Tai yra mano 5 pagrindinės gyvenimo rolės. Moteris, mama, žmona, projektų vadovė, psichologė. Ir niekur netobula. Visi tose aplinkose man turi priekaištų. Ir aš ieškojau savo atsakymų. Tai kaip man jaustis gerai, kai visi man turi priekaištų. Visur man reikia biškį, stretch pasitemti kažkaip tai. Visi manim kažkaip nepatenkinti ir visą laiką toks nepasitenkinimo savimi jausmas. Tai iš kur tos energijos gauti, kurti ir dar kitiem duoti, jeigu, toks. Ir labai apsidžiaugiau, kai atradau savo atsakymą. Nusipiešk, apsibrėžk savo rėmą, nes 90, 60, 90 tai yra kažkoks tai stereotipinis vidurkis. Pas mane 90, 80, 120. Žiauriai geras rėmas. Labai lengva vaikus gimdyti. Aš nelyginu kelnių su kantais ir marškinių baltų, bet aš tikrai kažką labai gerai darau, nes mes su vyru daug metų kartu gyvenam, mums dar vis norisi kartu važiuoti atostogauti ir vienas kitu džiaugiamės ir net kartais drugeliai pilve atsiranda. Aš nežinau vaikų draugų vardų arba žinau labai mažai, bet mano vaikai gali savo leisti gerokai daugiau negu kiti. Aš mama suteikianti sparnus. Aš projektų vadovė maybe line'as, bet aš projektų vadovė, kuri bet kokį projektą iš tos raidės Š, ne šaunios raidės, bet tos kitos ištrauks ir kažką sugalvos ir padarys. Tai aš čia kalbu, kad žingsnis į tą savo autentiškumą, net žodis tobulas man toks nuobodus, autentiškumą, ar ne, mes jį vis keičiam tą, yra apsibrėžk savo rėmą, pasakyk, kuo tu kietas kiekvienoj srity, tu tikrai kaip moteris kažkur kieta, tu tikrai kaip žmona kažkur kieta, jeigu tave pasirinko kažkas savo partnerę būti,
tu tikrai kieta mama, nes suteikiai gyvybę ir tikrai tie vaikai turi kuo pasidžiaugti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visose savo gyvenimo rolėse, jeigu tu rasi laiko truputėlį atsisėsti ir savo pasakyti, tai kokia aš šitoje rolėje esu ir dar geriau noriu būti. Tai bus dar tas, kur keliauju, link ko keliauju. Ir noriu būti nebūtinai kaip Jurgita, bet geresnė už tave, kurioj srity noriu būti. Ir tada vyksta labai dideli stebuklai. Ir kai aš pradėjau tas visas savo rolės taip po truputėlį lukštenti, aš pamačiau, kad ir tiem žmonėm su manimi, kurie yra mano vaikam, pasidarė žymiai aiškiau. Kai aš jau pradedu nebenorėt būt tobula mama, kuri prižiūri ir kad jie gerai mokytųsi, ir kad tvarkingas kambarys būtų, ir kad sveikai pavalgytų, ir kad draugai teisingi būtų, ir kad nerūkytų, ir kad tvarkingai rengtųsi. Ir tada galvoju, kad kokia aš netobula, nes vis tiek kažko jisai nedadaro. Ir aš sakau, man dzin, kaip rengis. Netgi žinodama, kad 14-metė turbūt ir flamasterių parūko, nes karts nuo karto pamatau, man negaliu sakyti, kad dzin, bet aš nedarau iš to tragedijos. Tai, kad suvalgys hamburgerį ar Coca-Colos atsigers, aš ir nebedarau dėl to tragedijos, nes aš negaliu būti visur perfect. Bet tai, kad nelanko jokio būrelio, man yra peilis. Nes aš noriu būti suteikiantis sparnus. Aš noriu, kad jis patirtų kuo daugiau galimybių. Ir todėl aš pasirenku vieną sritį, kur bandau pasiekti kažkokio tai rezultato. Ir va tada aš esu fokuse, tada ir vaikam lengviau suprasti, ko iš manęs nori. Ir paimkim bet kokią sritį. Aš kaip moteris, ko aš iš tavęs noriu. Noriu, kad jau truputėlį tas mano kūnas stabilizuotųsi ir ten neitų. Jau pabuvau graži, dabar laikas būti negražiai. Ne. Tai gerai, ką dabar dedu čia tą fokusą, ką aš čia savyje tobulinu ir nenoriu aš čia tobula būti iš karto, bet po truputėlį, po vieną kažkokią detalę ir žiūriu, kad visai neblogai gaunasi. Ir taip toliau, kaip žmona. Aš negaliu ir valgį daryti, ir skalbti, ir sekse tobula būti, ir dar ten suprasti, ir partnerė. Ne. Čia vadinasi arklys, o aš noriu būti moteris, ar ne? Tai tada aš savo išsirenku kažkokią tai vieną sritį, kur aš noriu savo vyrui, save kažkaip tai, pateikti kiekvieną kartą vis geresnę ir nustebinti. Pasirenku vieną sritį, ten dedu fokusą ir gaunasi. Tai, va čia tokie... Nuostabu. Išsirink va toj rolė, ne? Mes turim milijoną rolių, fokusą. Ir toje vis kiekvieną dieną pabandyk kažkaip save po 1 centimetrą patobulinti. Ir tikrai seks. Jo, va čia Rima iš tikrųjų raktas, kad išsirinks savo rolę, su kuria, gerai, šį mėnesį aš noriu čia šiek tiek kilstelt savo kartelę. Ir kaip aš sakau, mes turim tas karteles nusistatę, ne, ir ta prasme, ką mes toleruojam ir kurioj vietoje ir kas vyksta. Ir tiesiog kilstelt ją šiek tiek, ne, ir kiekvieno iš jų, jeigu mes tai padarytume, bet labai teisingas dalykas, ką tu dabar pasakėjai, man irgi labai surezonavo, kad pasirink sritį, ne, ir su tais pačiais vaikais, ne, kadangi aš irgi turtinga, ne tokia turtinga kaip tu, bet irgi turtinga, turiu 4, tai tu, su kiekvienu iš jų tu supranti, kad ir ta kalba yra skirtinga. Ir tas fokusas irgi yra skirtingas. Ir, netvarkoji esmė, kaip aš sakau, ir netgi ne tai, ar hamburgerį ten suvalgė ar nesuvalgė, bet esmė, kaip tu sakai, suteik savo vaikui sparnus. Galimybė Nieko tokio, jeigu kuri nors mama galvoja, kad vis dėlto tvarkoja esmė. Nes japonės mamos tai turbūt taip galvoja, nes jų pozicija yra ta tvarka, kaip aplink tave, tokia tvarka ir galvoje. Tai japonų todėl ta estetika ir ta švara ir tuštuma, tik tai švarioje estetikoje aplinkoje gali būti ir tos mintis, jos labai stipriai rezonuoja, kas aplink tave. Aš irgi va čia ruošiausi su tavim kalbėti, žiūriu, čia šiukšlynas, prasiploviau, galvoju, negalėsiu aš čia švariai kalbėti, jeigu man čia aplinkui kažkokį matysiu ten tą, nešvarų dalyką. Tai man norisi ir man tai rezonuoja, tai japonės mamos, jos turbūt į tą švarą ir tvarką kreipia gerokai didesnį dėmesį ir nieko tokio. Bet jeigu mama įsiskirs ir sakys, žiūrėk, tu valgy, ką nori.
net ir ten ar 9 ar 8, nu irgi visko būna, bet man labai svarbu, kad tu suprastum, kad higiena aplink tave yra svarbu ir jeigu jinai turės tą fokusą ir nuosekliai, čia labai svarbus žodis, su vaiku bandys pasiekti kažkokių rezultatų kiekvieną kartą, tai jinai tikrai nueis į savęs Jo. tobulinimą, bet jeigu vėl pasirinks tą fokusą ir nesistengs būti tobula. Mano viena iš tokių mylimų knygelių, kuri tikrai padarė labai didelį proveržį, Wabi Sabi, netobulas, bet laimingas. Čia japonų rašytoja, va tas netobulas, bet laimingas, tai ten labai labai gražiai apie tai, kad tu turi nusibrėžti savo rėmą. Atsakyk savo į klausimą, kokia tu žmona, kokia tu dukra, kokia tu nori būti, nu vat fokusą, supozicionuok save. Ir tada, jeigu tau nelabai tinka ir šitoj srity, kada žinot, kad jau reikia transformuotis ir reikia kažką su savim daryti. Kai tada pradeda užknisti, tu save toje rolėje, tu pradedi niurzgėti, įsijungia vidinis burbuliatorius, tada jau reikia labai aiškiai savo pasakyti, viskas, stop, kažką reikia su tuo daryti. Persižiūri, auditą pasidarai, fokusas, kuo aš čia nepatenkinta, kuo man trūksta. Vat šičia akcentą, vat tu labai gerai pasakei dėl to, kad tai nuo ko čia man pradėti ir kodėl čia man reikia arba nereikia daryti. Tai va čia jo, jeigu tu pradedi bumbėti, jeigu tave pradeda užknis dalykai, ne? Ir kaip aš sakau, daugiausia, taigi mes kituose matom savo atspindžius, ne? Tai jeigu mane pradeda erzinti mano vyras, aš visą laiką sakau, tai kuo aš čia dabar taip esu nepatenkinta, tai kas čia vyksta mano gyvenime, kad mane pradeda erzinti viskas, kas yra aplinkui. Tai va čia yra toks labai labai svarbus momentas. Pagauti save tame momente, man nebegerai, aš burbu, įsijungia vidinis burbuliatorius. Stop, ką su tuo darau. Ne tai, kad nieko čia nepakeisi, tai čia taip yra, jis toks yra, čia toks laikmetis, tokia politika. Sėsk du, ne tokia politika ir ne toks laikmetis. Čia tavo gyvenimas ir tu su juo kažką darai. Tai atsisėdi ir klausi savęs. Koks fokusas, kaip noriu, kad būtų, ką galiu su tuo padaryti. Čia irgi nepatogu, nes kartais vėl grįžtame prie to savo pagrindinės temos. Tai nepatogu, nes nuolatos reikia kažką su savim daryti. Nes nieko nėra baisiau, kaip plaukti valtyje ir atsiprašau į ją tuštintis, ar ne, nuolatos. Sakyt, koksai šūdinas tas gyvenimas. Tai come on. Daryk kažką, tai susigalvo kažkaip kitaip, kad jis toks nebūtų. Nieko čia aš nepakeisiu. Man labai patinka tas posakis, aš dažnai kitiems žmonėms tą sakau ir savo aišku. Atsakyk savo klausimą. Ar tu gyvenimą darai, ar gyvenimas tave daro? Ar tu darbą darai, ar darbas tave daro? Tai paleisti plaukus ir sakyti, nieko čia nepasikeis. Come on, viskas pasikeis, jeigu nori. Bet jeigu nori aukelės vaidmenį sėdėti ir sakyti, nieko tu negali, tai jo, sėkmės. Jo, nes vidinė tavo būsena, kaip aš sakau, gyvenime viskas vyksta. Ta prasme, gyvenimas tam ir duotas, bet kaip tu į tai reaguoji, kaip tu su tom situacijom tvarkaisi, tai jau čia yra tavo vidinis darbas, tos vidinės būsenos ir tavo tų visų emocijų ir tų visų tam tikrų programų dar, kurios paleistos teisingai nuo pat mažumės, nes kaip aš sakau, mesgi gimstam unikalūs žmogeliukai ateinam, bet paskui kiek mums prideda tų programų, kas čia galima, ko čia negalima, kaip čia reikia, kaip čia nereikia, ir tada, kai jau mes būname apie ten 30+, tu supranti, klausyk, ar tikrai aš čia noriu būti šitoj vietoj, ar tikrai čia tas gyvenimas apie tai, ir tada bandai kapstytis, o tai kam aš čia esu šitam gyvenime apskritai, teisingai. Taip. Šiemet dar buvau Nordic Business Forume, labai tokiam smagiam susibūrime, net virš 6,000 žmonių iš visų šiaurės šalių suvažiuoja, daugiau ten lyderiai, verslai. Ir forumo toks skambus pavadinimas buvo Courageous Leader. Toks, drąsus, drąsa ir skambėjo labai daug to žodžio drąsa. Ir išsivežu, irgi tokį labai stiprų suvokimą. Drąsus ne tas, kuris gali ten važiuoti 300 km/h greičiu, žinai, atsisėdęs į formulę ar kažkur, ar į Ferrari kokią mašiną parodyti. Drąsus ne tas, kuris ten gali įkopti į Everestą ir nepabijoti pūgų, nes tai jo, komforto zona išgyventi tuos skausmus. Drąsus tas, kuris gali patalpinti save į tą situaciją,
kurioje jam tikrai skaudės, į tą situaciją, kurioje jisai gali būti netobulas ir susimauti. Tai drąsa yra žengti į tą unknown, nežinomybę. Kai tu sakai, nu kodėl mes vis dėlto nelendam į tos voratinklius, kodėl mes nelendam po tom šakom, todėl kad ten neaišku, ką rasi. Tai drąsa yra lysti ten, kur neaišku, ką rasi. O tai reiškia leisti savo kūnui būti atsipalaidavusiam ir priimti visus smūgius. Ir čia dar pasakiau visus smūgius, atėjo tas prisiminimas iš sporto psichologiją studijuojant, mes praėjom ir gavom įskaitą absoliučiai visų sporto šakų. Turėjom išbandyti. Tai vienas iš įdomesnių mano patyrimų - boksas. Ir įsivaizduok, nu aš čia ginuosi ir man kažkas tai vis bando ten kur nors skaudžiai pataikyti. Aš čia ginuosi sėkmingai ir staiga pataiko man. Kas vyksta? Kūnas ką daro? Įsitempia, raumenys susitraukia. Kas iš karto gaunasi? Aš iš karto praleidžiu dar vieną smūgį į kitą šoniuką. Kodėl? Nes pirma, kūnas įsitempia. Kuo labiau įsitempęs kūnas, tuo labiau skauda, tuo daugiau mėlynių. Antra, mintis iš karto, kai man pataikė, nu palauk, aš tuoj tau atsikeršysiu. Keršto akcija ir pamirštu ką? Ginti save. Nes jau noriu keršyti tam, kuris man padarė tą nepatogumą. Tai ką aš išmokau iš tų treniruočių? Pirmiausiai, kai gauni smūgį, atsipalaiduoti reikia. Ne įtempt kūną, o atvirkščiai. Nes atsipalaidavusiam kūne ir mėlynių mažiau. Ir mažiau skauda. Ir dar išmokau, kad kai man kažkas duoda skaudžiai, negalvok, nu palauk, pamatysi, tu dar paminėsi, ne iš karto reksti, kaip aš tau varysiu atgal, o iš karto galvok, ačiū, parodyk, kur aš silpna, ačiū, parodyk, kur aš prasileidžiu. Tai už kiekvieną kažkokį skausmingą smūgiuką iš gyvenimo išmok. Čia jau išmokimo reikalas sakyti, ačiū, parodyk, kur pas mane kiaura. Ačiū, parodyk, kur man reikia išsėdyti, ką man reikia apsiginti. Tai kai kažkurie tai mano sutikti gyvenime žmonės man irgi, įžeidžia ir aš matau, kad susiparinau, arba man norisi verkti. Tai mintyse, ką aš sakau, ačiū, parodyk, kur pas mane silpna, parodyk, kur pas mane apleista vieta buvo. Ir nenoriu tau keršyti ir nenoriu tau čia kažką tai ten, nežinau, parodyti, kad ir tau skaudėtų, kad ir tu žinotum, kaip čia taip negerai elgtis. Ne, ačiū. Parodėjai, kur pas mane kiaura. Čia tokio stipraus žmogaus iš tikrųjų savybė, kad tu sugebi net tada, kai skauda, pasižiūrėti tą dalyką kaip į pamoką, ne? Pasižiūrėti į tai kaip, ačiū. O dabar aš supratau, dar ir čia reikia padirbėti. Bet tai įsivaizduoju, čia viskas apie egoizmą, čia net nestiprumas. Aš sakau, chebra, mes visi egoistai, tai pasirūpinkit savim. Jeigu net palaiduosiu kūno, kai tave muša, skaudės. Nori, kad skaudėtų? Nenori. Atsipalaiduok. Čia per egoizmą. Eikim per tą, ką turim. Visi turim savo didelį pabrinkusį ego. Visi. Aš myliu savo kūną, nenoriu, kad jam skaudėtų. Ir kai man kas nors daro skaudžiai, aš sakau, okei. Atsipalaiduosiu, ar ne? Nes jeigu įsitempsiu ir iš karto, ką tu čia darai, labai skaudės antras smūgis. Eikim į tas vietas, kur nežinom ir atsipalaiduokim. Būtent, atsipalaiduokim ir supraskim, kad jeigu įeisiu neįsitempus, nes, žiūrėk, einam į kažkokį tamsų kambarį, ką daro kūnas, įsitempia ir netyčia kažkur bum užsigauni, o blemba, kaip skauda. Bet eikim atsipalaidavę su smalsumu, susižadinę savo, įdomu, kas čia manęs laukia, ar ne, toks visiškai kitoks fiziologinis, visai kiti hormonai išsiskiria, kai sakau, einu visa savimi, noriu patirti tą naują dalyką. Ir tada tu kitaip patiri, nei vieną įtemptą tašką. Nes smegenyse pasirodo baimė, pavyzdžiui, lipti ant scenos. Ir kitas jausmas yra, kad aš negaliu nustikti savo vietoje, kaip aš noriu ten užlipti. Iš principo vibracijos yra tos pačios. Tai kokį tą pavadinimą mes uždedame tą emociją, su tokia energija mes ir nueiname.
Tai vat kaip lendam į tą mišką, ne, kur giliau ir kur nepatogiau, ir su šypsena, ir su smalsumu, to vaikišku smalsumu, kurį mes daugelis prarandame per metus, ne, tuos nugyventus, mes įsivaizduojam, kad čia mes jau dabar labai daug žinom ir jau mes čia kažką tai pasiekę ir aš kaip sakau, aš kuo toliau gyvenu, tuo labiau suprantu, kad apskritai šitas visas gyvenimas tai tik tai apie tai, kad išmoktumėm patirti malonumą visame kame, kas vyksta. Ir va čia ta mūsų tema ir toj nežinomybė irgi, ne, va kaip tu sakai, patirkim malonumą ir netgi tame, kai kažkas galvoja, nu blin šneka kažkokias nesąmonės, kiek aš čia dar turėsiu. O Dieve, kaip fainai suprasti, kad aš tai, galiu girdėti, aš sąmoningas tame. Ne tai, kad aš geresnis, oi kaip malonu, aš fainesnė negu jisai. Čia palyginamoji analizė ir tada vėl nieko gero. Bet jeigu kai kažkas tai šalia kalba ir tau atrodo, what an asshole, kokias nesąmonės kalba. Ir tada tu įsijungi smalsumą ir ne tai, kad nes from assholes norisi ką daryti, oh my god. Bet ne, tu atvirkščiai. Wow, aš jo nesuprantu, man smalsu, aš einu, noriu paliesti, ar jis tikras, ar tikrai žmonės gali taip galvoti ir taip kalbėti. Ir tada aš nesitraukiu nuo tų, kuriuos galiu pavadinti asilais, bet aš atvirkščiai einu ir sakau, tell me more, papasakok man daugiau, aš noriu suprast, tai aš atsipalaiduoju ir neriu. Neriu į tą smalsumą taip, kaip, čia tu labai gražiai priminėjai, kaip vaikai darydavom ir todėl mes tiek daug mokėmės ir tiek daug augom, staigiai. O kai suaugam, tada padarom atstumą nuo visų tų situacijų, kuriuose galim augti ir nebetobulėjam. Mano pats baisiausias žmogaus, ką gali pasakyti, kai sutinku žmogų, žinai, Rima, aš nebepasikeisiu. Tai man nori sakyti, tai tu jau mirei? Tikrai, ką reiškia nepasikeisiu? Tai viskas, tu jau savo parašei nuosprendį, kad ameno, sio, kaip? Čia labai geras. Aš čia nebepasikeisiu, mane tik tai grabo lenta ištiesins. Dieve. Tada aš sakau, leisk, aš būsiu tavo grabo lenta, geriau anksčiau negu vėliau, tai pradedu tiesinti tavo protą. Pasiruošęs 1, 2, 3, dabar darysim kitaip. Ne, kaip galim, kol tu gyveni, tu nuolatos transformuojasi, tu nuolatos darai kažką tai kitaip, bandai praplėsti ir man čia labai norisi užrakinti šitą mūsų pokalbį dar tuos 4 fokusus. Mes vystomės per tos 4 resursus. Arba protą, tu kažką vis bandai naujo sužinot, ar apie mitybą, ar apie tą patį savo kūną, tu vis žiūri, nes mokslas tiek tobulėja. Prieš 30 metų, kai aš baiginėjau savo psichologijas apie tai, kas vyksta smegenyse, nei pusė tiek, kiek dabar mes žinom apie visus neuronus, neuromokslas, kaip pasistumėjo į priekį, nebuvo žinoma. Tai protas, ne, tas IQ. Tada emocija. tą emocinį savo kūną tu irgi nuolatos tobulini, bandai suprasti, suvokti, kaip aš tose hormoninėse audrose čia galiu išgyventi, kaip aš jas įvardinu, kaip aš jas valdau, neatsisakau, bet valdau. Tada kūnas, fizinis kūnas, IQ, EQ, tada PQ, physical quality, ką mes su tuo savo kūnu darom, ar vis dėlto atkreipiam į dėmesį, ar pasikalbam, ar girdim, ką jisai mums sako. Ir tas SQ, spiritual quality, ta mūsų prasmė, dvasia, ir karts nuo karto nusivalom dulkes ir paklausim, už ką aš atsakau šitų savo gyvenimo momentu, kame aš čia matau prasmę, vardan ko aš čia noriu būti ta geresnė versija. Ir reikia savo priminti, mes tokie amnezija sergantys visą gyvenimą. Mes vis pamirštam tam tikrus dalykus, dėl ko kažkada tai pasižadėjom savo. Pasižadėjom ir būti laimingais, pasižadėjom ir mylėti, pasižadėjom ir atvirą širdimi gyventi, bet gyvenimas ištinka ir užrakinam ir tą širdį ir vietoj meilės pradedam neapkęsti ir pamirštam viską, ne? Tai va, tą tobulėjimą ir tą skausmą ir nepatogumą mes galim iškęsti visuose tuose 4 resursuose. Ir vėl fokusas, su kuo tau atrodo labiausiai reikia padirbėti.
Ir iš tikrųjų, kaip ląstelės atsinaujina pastoviai, tai viskas, va kaip aš sakau, kiekvieną rytą atsibundi ir pasisveikink su savim. Nu, vėl nauja Jurgita, nauja Rima, labas rytas, dar viena nauja diena. Tai aš kaip sakau, nereikia ieškoti labai toli. Reikia apsidairyti aplinkui ir netgi kiekvieną kartą pažvelgti ar į savo vyrą, ar į savo vaikus, ar į bendradarbius ir pamatyti, o kas dar gero pas jį? Arba o tą juodą ir baltą vilką, ne, vat kaip pasakoji tą istoriją. Ką aš matau, ką aš renkuosi gyvenime matyti, ar tai, kas yra blogai, ar tai, kas yra gerai, o netgi ir blogis, kas vat, visame tame podcaste ir išgvildenom, ir išryškinom, kad jeigu mes pamatom jame pamoką, tai yra labai gerai. Ir mes suprantam, kad tie sunkumai mus nuvedė šiandien dienai ten, kur mes esame. Tai pabaigai aš tiesiog noriu, man kas labiausiai įstrigo per visą tai, ką mes kalbėjom, nu, aš išsinešiu tą kriauklę ir tą perlą. Ačiū tau labai, Rima, bet man čia iš tikrųjų, nu, toks mano perliukas, kurį aš visą gyvenimą turėsiu ir aš jį nešiosiu savo širdyje, dėl to, kad tu supranti, kad kuo daugiau nepatogumo, kuo daugiau aš pro jį praeisiu, tuo tas perlas bus didesnis ir gražesnis ir lygesnis. Tai žiūrėkit atvirą širdimi, rankomis ir akimi ir priimkit viską, ką gyvenimas duoda. Ir tiesiog čia yra požiūrio klausimas, ką mes su Rima šiandien ir norėjom pasakyti. Yra požiūrio klausimas, kaip mes tai pamatysim. Ar kaip bausmę, ar kaip dovaną. Tai Rima, tu pasakyk užbaigimui, bet rezumavimui visam, ką mes pakalbėjom, nes man labai patinka tavo visos tos auksinės mintis ir teisingos frazės, kurios iš tikrųjų, nu, gali tapti mūsų gyvenimo tokiu, žinai, kaip inkaru. Kai aš jį turiu ir kai yra net labai labai blogai, aš turiu net hipnozę, malonumą, aš sakau, klausykit, kai yra labai blogai ir matot, nebevaldau situacijos, suimkite tuos pirštus ir grįžkite tą emocinę būseną, kurioje tu jautiesi labai labai gerai. Ir tada mes jau iš karto pakeičiam fokusą ir pakeičiam kryptį viso matymo. Tu suimi pirštus, o aš mėgstu save apkabinti ir sakyti, tu gali žengti tą žingsnį. Tu gali žengti tą žingsnį ir į tą nežinomybę, į tą nepatogumą ir aš taip save nešu į rytdieną. Ir aš savo visada sakau, tu gali būti geresnė savo versija rytoj. Tam reikia šiandien padaryti žingsnį. Nes tai, ką turi šiandien, užsitarnavai vakar. O ką turėsi rytoj? Priklauso nuo to, kaip stipriai tu save įdėsi į tas situacijas, kur voratinklis, nežinomybė, nepatogum, skauda, gali gauti į šoniuką, bet atsipalaiduoji ir sakai, let's see, pažiūrėkim. Ir žaidė, kaip vaikas žaidė. Taip, smalsumas ir bėgavimasis ir atsipalaidavimas, va tie momentai, kurie žaidžia kiekvieną dieną, o kaip tu ir sakei, va viso podcasto metu, kur dėmesys, ten energija. Tai labai 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 Rima dėkoju, iš tikrųjų nuostabus podcastas ir aš jau dabar pati džiaugiuosi ir nežinau, kad savo mamai duosiu paklausyti, nes jinai tam tikras frazes naudoja, kurias labai bus gerai, kad neišgirs ne iš manęs, o iš kito žmogaus ir tikiuosi, kaip aš sakau, nu, mums kartais reikia praverti tas duris ir pamatyti, kad vis dėlto, nu, yra šviesos. Gal ne visada yra labai daug vienu metu, bet tikrai jinai yra. Ir tikrai jinai yra pasirengus ir laukia tavęs žengiant į ten, kur tu dar nebuvai. Saulėgrąža, net ir apsiniaukusią dieną visada atsisuka į saulę. Nes žino, kad už debesų saulė tai tikrai yra. Tai net tada, kai jos nėra apsiniaukusiam dangui, saulėgrąža visada sukasi. Tai mes irgi esam saulėgrąžas. Tai sukimės. Tai va, ta gaida mes ir užbaigiam, tai labai 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 Rima tau dėkoju. Ir jum visiems ir visom, kas klausysit šito podcastą, tai malonaus klausimo. Ir žinokit, kad kiekvienas iš mūsų yra vertas meilės, kiekvienas iš mūsų yra vertas šviesos ir džiaugsmo gyvenime. Tai mūsų požiūris, mūsų lankstumas ir mūsų nusiteikimas, tai yra dalykai, kuriuos mes patys valdome. Tai kaip susikursim, taip turėsim. Tai labai labai gražios dienos ir malonaus klausimo. Iki.